Trečias klausimas, kurį dažniausiai išgirstu iš auditorijos. Nuo ko priklauso kaupiamos pensijos dydis? Tai yra, kaip man sukaupti didesnę pensiją? Iš šitą klausimą dažniausiai atsakau, kad neužtenka tik pasirašyti pensijų sutarties ir laukti pensijų. Turbūt girdėjot, kad yra šnekama, kad apie pensiją pasirašė ir nereikia iš tikrųjų domėtis ir gali laukti pensijų. Dėja, tai yra klaidinga nuomonė. Pensijų sutartį vis tiek reikia prižiūrėti. Nes dabar susiduriu su kaupiančiaisiais, kurie net nežino, ar iš vis turi antros pakopos pensijų sutartį, nežino, kur kaupia, nežino, kiek yra sukaupę. Tokios situacijos, kalbant apie pensijos, negali būti. Todėl iš tikrųjų raginu kiekvieną bent kartą per metus skirti laiką. 15 minučių pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų yra viskas su jo pensija. Kitas dalykas, kuris irgi taipogi yra labai svarbus, rezultatai. Tai priklauso nuo to, kokioje kompanijoje kaupiate. Ir jeigu jūs padarysit sprendimą ir nesidomėsit, kaip jūsų pinigai auga, tai tinkamai jūs ir neturėsit rezultatų. Todėl yra labai svarbu pasižiūrėti, nes kompanijų ir pensijų fondų rezultatai yra labai labai skirtingi. Todėl raginu įvertinti savo pensijų antros pakopos fondo rezultatus ir esant būtinybei pakeisti. O ypatingai yra svarbu, jeigu jūs tai darysit, sugrįšit į sodrą ir pensijų fondas lieka. Būtina pasižiūrėti, kad grąža būtų didesnė negu mokesčiai, didesnė negu infliacija, kad pinigai būtų uždirbami, o ne mažėtų. Plačiau apie tai papasakosiu per seminarą.